Sveiki, esu Renata Šakalytė, pasikalbėkim vedėja. Na, o šią laidą kiekvieną sekmadienį 19 val. Jūs galite rasti portale tv3.lt ir TV3 Play platformoje. Kiekvieną antradienį tokiu pačiu metu ši laida pasirodo ir TV3 paskyroje YouTube bei Spotify. Na, o pirmadienį ir penktadienį pasikalbėkim galite žiūrėti ir per televiziją TV3+ kanale. Ačiū, kad žiūrit. Nereikia, kad mane kažkas vadintų neuroedukatorė, arba komunikacijos specialistė, arba turinio kūrėja, arba advokatė. Aš esu Julija ir aš tuo labai didžiuojuos. Kuris iš tų etapų tau buvo sudėtingiausias? Manau, kad paskutinis įvykis su konkursu mašinos. Tas žmogus, dar sakiau, man iki pačios dienos rašo, žinai, kur laimėjo mašiną, kad, tu man realiai išgelbėjai gyvybę. Tai žinok, dabar, jeigu atsitiktų tokia situacija, va dabar, tai patikėk manim, kaip aš atstovėčiau savo teisybę, tą, kurią tada dažnai stovėjom, kaip sakant, kultūringai atstovėjom su vyru. Įsivaizduok, aš išlipu iš mašinos, atsigulu, žiūriu į dangų, matau žydrą dangų ir sakau, ačiū Dievui, aš gyva, man daugiau nieko nereikia. Bet aš tau pasakysiu paslaptį. Sveiki, mano brangus, pasikalbėkim bičiuliai ir bičiulės. Šį vakarą mūsų jaukioje studijoje labai graži moteris. Visom prasmėm. Ir aš manau, kad jinai jums puikiai pažįstama iš socialinių tinklų. Galbūt pažįstama, jeigu buvot kažkada grupės Pineapple Girls gerbėjai. O šiandien ji yra beveik 3 vaikų mama, sertifikuota neuroedukatorė Julija Žižė. Labas, Julija. Labas. Labai gražiai atrodai. Kaip čia mane pristatei? Papiru? Nuo Pineapple Girls laikų dar, Pamiršai, kad buvai toj grupėje kažkada? Nepamiršau. Nepamiršai? Ne. Bet tikrai žinok, yra žmonių. Nuostabus etapai gyvenimo, žinai, ir pamokantys, ir šiaip, ir suvokimo atnešantys daug, žinai, gyvenime. Ko tu svajoji būti, ko tu iš tikrųjų nori būti. Ir ten remiasi į tavo vertybės galiausiai, ar tu taip įsivaizdavai tą svajonę, žinai. Įdomi kelionė. Kiekvienas etapas, ten 5-metis, 10-metis gyvenimo, jis tiesiog man yra tokie, žinai, virsmai, nuolat. Aš matyt, šitam gyvenime turiu labai daug ką noriu ir man lemta ir aš priimu viską, žinai, atvirais gurkšniais. Prisipažinsiu, Julija, kad aš labai džiaugiuosi, kad tu šiandien čia esi, todėl kad labai ilgai tavęs laukiau. Ir turbūt nesuklysiu pasakydama, kad kokius net 4 metus mes vis kažkaip susirašydavom, vis ne tas laikas, o dabar pats nuostabiausias laikas, tu ateini pas mane, po širdimi. Ir atsinešu brangiausią daiktą. Jo, atsineši brangiausią daiktą, kaip aš įsireiškiu. Nežinau, kokiu mistiniu būdu aš buvau praskipinusi šitą žinią, kad tu būsi 3 kartą mama. Ir kai aš tave pamačiau visą tokią gražią su ta plačia suknelė, man toks wow, nes kažkur ten buvo surezonavę man, kad, Julija galėtų 3 lauktis, galėtų jai tiktų. Motinystė tau tinka. Kaip pati apie tai jautiesi? Motinystė, žinai, yra mano prasmė, mano misija, šeima ir motinystė. Gyvenimo. Mano pasiekimas didžiausias, mano pats atsidavimas didžiausias ir pagrindinis darbas atsakingiausias mano, žinai. Dėl to aš tai išsigryninus labai nurimau siekti kažkokių karjerų ir dar kažko, žinai. Nes mano darbas pagrindinis ir yra atsiduoti, būti rami, žinai, ir būti ta tokiu, kaip man dažnai rašo, Julija, jūs švytit. Ir aš suprantu, kad tas švytėjimas nėra dėl to, kad aš realiai žiūrint fiziškai švyčiu, žinai. Bet tas energetinis laukas, kuris yra aplink mane, dėl tos sklindančios vidinės ramybės ir aiškumo, kas pas mane viduje yra, žinai, ir dėl to stuburo vidinio, tai tas švytėjimas ir ateina iš tos ramybės, iš pasitikėjimo savim, žinai. Iš pasitikėjimo tuo, ką darau, kas esu, kur nebėra jau, žinai, pašalinio triukšmo visiškai nebėra ir yra labai aišku, kas aš esu ir kokia mano gyvenimo misija, o visa kita tik daroma dėl malonumo. Tai dukrytės tavo dabar jau yra kokio amžiaus, primenu? 8-6. 8-6 ir pagrandukas arba pagrandukė. Taip. Pakalbėkim šiek tiek apie tą nėštumą, ar ne? Nes man atrodo, kad visai įdomu
Kaip ryžaisi tu ir Laurynas, nes daugelis nesiryžta jau paauginę iki tam tikro amžiaus vyresnius vaikus, lauktis trečio, galų gale ten jau ir branda amžius ar ne didėja, kai kas nenori rizikuoti, kai kas kažko baiminasi, pas jūs tai yra planuotas vaikelis ar? Taip. Su Laurynu sakom, nu tik jau ateis ta vidinė branda, jau kaip mes ir planavom, kad ten bus kažkada vyšnaitė ant torto, žinai, tas trečias, jau kada mes abu esam labai stipriai padirbėję vienas kito santykio atžvilgių, tėvystės atžvilgių, kada labai yra aiškios kryptis, kaip mes auklėjam savo vaikus ir, nu, va, žinai, kokias norim jas užauginti, nu ir kad tas trečias būtų toks visiems desertas, žinai. Aha. Nu tai va, nu tai taip ir gavosi. Paskui kažkaip pagalvojau, žinai, kad jau man 38 bus, pastojau 37, dabar balandį suėjo 38 ir galvoju, kad aš jau po 40 tikrai nebenoriu nieko, jau, žinai, nei pampersų, nei nieko. Aha. Iki 40 susitvarkau, nu, žinai, tą savo misiją įvykdau vidinę, kaip aš jaučiu pagal save. Bet aš tau pasakysiu paslaptį. Dabar yra skaityk 8 mėnuo. Tai aš jau galvoju, kad ir jau 4 būtų visai nieko. Čia hormonai taip veikia? Neįsivaizduoju kas, bet žinok, tikriausiai, vat, kaip tu ir sakai, pasiryžti, atidėlioti iš to komforto zonos, žinai, kad išlips anksčiau ir vėliau. Nes pagimdys ir vis tiek reikės lipti iš komforto. Nebebus taip, kad, žinai, mėgi ten išsižioji, žinai. Ir tas saugojimas nuolatos, žinai, nu tas visą laiką žiūri kur kas, žinai. Ir ta atsakomybė, ką valgyti, kaip maitintis, ir ta gyvenimo būdas, žinai, ir visa kita. Bet dabar kažkaip galvoju, keistas jausmas iš tikrųjų, kad aš dabar jau Laurynui mėtau juokus, kad nu tik kada 4. O kaip jis reaguoja? Nu, kaip tu nori. Dar virškina, ar ne? Tipo, žinai, šitą dabar dar pagimdom, žinai. Ir žiūrim, kaip čia būnam. Nu, nes pas mus amžius skirtumas yra nemažas, 9 metai, žinai. Tai aš visą laiką pagalvoju, vidinis troškulys yra pamatyti užaugusius vaikus, pamatyti anūkus, nu, bet nėra taip, kad mes gyvenam 150 ar 200 metų. Žinai. Julija, man iš tikrųjų labai gera su tavim kalbėtis apie tuos dalykus ir dar iš tos pusės, kad, na, nemeluosiu, man buvo labai didelė nuostaba, kai aš sužinojau, jog tu suki į neuroedukaciją. Ir gali papasakot, na, šiek tiek plačiau, kodėl tu nusprendei tai sukti ir ką tau tai davė ir duoda. Gal net yra tokių žmonių, kurie nežino, kas tai yra ta neuroedukacija ir kas tu esi, būdama neuroedukatorė. Žinai, aš labai nemėgstu sau klijuoti, bet ten kažkokių apart mama, žmona ir Julija. Tai iš principo visą laiką man patinka tiesiog sakyti, kad aš esu Julija ir tada jau ten tos, nu žinai, ten ar žurnalistė, ar kas, tai nėra labai didelė esmė man, pavyzdžiui, arba aš neuroedukatorė, ar psichologė. Kažkaip tų statusų niekada nesivaikiau. Ir dabar man neuroedukacija ir kad aš turiu galimybę ir esu įgalinta dirbti su tais metodais, kurie man realiai irgi labai stipriai padėjo, tai į neuroedukaciją, kaip tu sakai, aš ėjau iš to dar vidinio trūkumo, kad man dar kažkas vis dėlto yra neaišku apie mano gyvenimą. Man dar vis buvo, žinai, klausimų, nu kodėl čia vis dėlto taip vyksta, pavyzdžiui, su mano gyvenimu, arba vyko kažkas mano gyvenime. Ir man dar vis nėra to tokio pasitikėjimo savim, žinai, tuo, ką aš darau, kas aš esu, iš vis kas aš esu, man dar buvo likę tokių klausimų. Ir tada radau neuroedukaciją. Tai galvoju, va, turėsiu sertifikatą ir iš principo, žinok, jau vien tik dėl sertifikato. Bet irgi labai daug abejojau, nes mokslas nekainuoja, ta prasme, mokslas pigiai nekainuoja. Tas sertifikatas vadinamas. Ir tada susitikau su viena mergina, kuri jau baigusi, ir jinai man sako, žinai, aš tau pasakysiu vieną. Jeigu tu eini, tai tu eini tik pas Mariją Mendelę Liulgienę, kol jinai dar veda, nes jinai yra praktikė ir pradininkė Lietuvoje. Neuroedukacijos. Ir sako, tu kai pabaigsi, tu įgysi stuburą. Ir man toks, stuburą. Ai, tai va, ko man trūksta.
Nesvarbu, kad jis fizinis yra, kad ir koks jis yra. Bet tas žinai kur? Ir tiesiog eina vientisa linija, nebėra vėl, tu sakau, to triukšmo ir tų, žinai, iškrypimų kažkokių, kur dar kažkas nesuvesta. Gerai, galvoju, viskas. Man užteko, ką jinai pasakė, aš einu. Nu ir nuėjau. Ir stuburą turi? Ir tada, per tą laiką, kol mes mokėmės ir kol vyko visi procesai, aš supratau, ko trūko tuose pirmose mokymuose, žinai, man. Ir ką atnešė dabar ir ką dovanojo man neuroedukacijos mokymai. Nes iš pradžių tu eini viską per save. Nes tik tai, kai žmogus pereina per save, jis geba tada, nu žinai, viską išjaučia ženkliai stipriau ir ženkliai didesnė yra atjauta kitam žmogui patyrusiam tą patį. Nes aš žinau, ką tu jauti, nes aš išgyvenau tą patį, vienokią ir kitokią situaciją gyvenime. Tai man neuroedukacija tokius labai aiškius aspektus davė. Nesvarbu, kad tai yra neuromokslininkų, žinai, metodai ir visa kita, bet vis tiek viskas remiasi į esmę, ką mes visi ir taip žinom. Tai yra atleidimas, realus atleidimas savo pačiam iš pradžių už viską, ką suklydai iki šiol, nu žmogus pats savo turi atleisti. Kančios įprasminimas, kai savo atleidai ir supranti, už ką kentėjai. Ir ką reiškia kančios įprasminimas, kad tu kančią paverti ne kažkokią traumą, iš kurios negali išlipti ir tau ten vis yra, žinai, nu nesmagu, bet kančia pasimaudyti, grįžti ir kad manęs kažkas pagailėtų. Bet iš to, kad tu kančią priėmi kaip pamoką ir tą kančią paverti į savo stiprybę. Tai va ir susistatė man iš kiekvieno potyrio nuo mažų dienų, kas su manim vyko gyvenime. Tai va, žinok, nu taip realiai, nuo gimdos iki smegenų, nu nes aš pati iš gimdos atėjus ir jau ten prasideda procesai, supranti, kai tik mane pagimdė, jau prasideda procesai. Dar būnant gimdoje. Net nejaučiami, taip ir net būnant gimdoje, net buvo momentų, kad man išaiškino, kad embrionas geba atsiminti iš viskas vyksta, jeigu tiksliai paliečia ten profesionalus, nu, žinai. Specialistas, jeigu paliečia konkrečiai ir moka išvesti tave, nepalikti ten kažkur dar plaukėti ir maudytis, žinai, bet labai tu aiškiai suvoki, kad jo, kai aš buvau iščiose su manim, tai buvo nutikę. Tai viskas, va tas stuburas, ką aš ir vadinu, kur tu sugebi, va tai va, per visą gyvenimą praeini. Ir tada, žinai, nebereikia, ką aš ir tau sakiau prieš tai, nereikia jokio statuso. Ir nereikia, kad mane kažkas vadintų neuroedukatorė, arba komunikacijos specialistė, arba turinio kūrėja, arba advokatė. Aš esu Julija ir aš tuo labai didžiuojuos. Va tada ir va taip, va kas aš esu, atsistoja va tas visas pasitikėjimas savim, žinai, ir to triukšmo nebuvimas, ir kada klausia žmonės, iš kur ta ramybė, bet iš čia ir eina ta visa ramybė, nes viskas yra išdirbta, žinai. Per skausmą, išleidi, tu viską išleidai visi pykti, sugebė atleisti visiems, kas tave skriaudė. Tai tikrai labai daug. Bet tai tikrai nėra lengvi procesai, tai labai sudėtinga kelionė, augintis tą stuburą. Ir vat, kai tu kalbėjai apie atleidimą, apie kančios įprasminimą, tai yra velniškai emociškai sunku. Ir visą tą reikia, ištverti ir sugebėti, ar ne, praeiti. Kas tau buvo sunkiausia dabar prisimenant tą kelionę? Ką tu galėtum išskirti, kurioje vietoje tau iš tiesų prireikia beprotiškai daug emocinių resursų, kad galėtum tai padaryti? Manau, kad paskutinis įvykis su konkursų mašinos. Nes aš jau ganėtinai didelė mergaitė ir labai aiškiai viską suvokiu. Žinai, ir pas mane nėra to paauglystės jau to maksimalizmo, žinai, nu ir kas čia, kad man čia taip atsitiko, žinai, čia viską išgyvensiu, ko aš nemačius tam gyvenime, žinai. Ir tikriausiai laikas vienokis vis vien užgydo ir pagydo visas žaizdas. Tie atsiminimai, kas nutikė paauglystėje ir augant iki tol, dabar, kol man jau buvo, žinai, 35 ar kiek čia tų metų ir aš jau šeimą sukūrusi ir jau nemažai darbo, įdarbio buvau padariusi. Tai tas visas momentas, kada aš jau pati skaitausi 35 metų moteris ir su šeima ir su viskuo, tai ta visa atnešama atsakomybė už pačios šeimą ir už save pačią,
kai tai viskas, žinai, sumetama belenkaip ir ten kažkoks chaosas, kuriame aš net pati nebesugebu rasti atsakymų, žinai. Ir tiesiog visuomenė nusprendžia vienaip ar kitaip ir pila viską, ką tik tai gali. Tai tuo vamzdžiu tokiu, žinai, pabūti ir iš to atsistoti, gebėti išlipti ir nepalūžti. Tai manau, kad jeigu aš būčiau paauglystėje nepatyrus tiek visko, kiek aš buvau patyrus, žinai, ir kiek aš jau esu išgyvenus, tai savižudybė tuo atveju yra labai netoli. Nu, tas spaudimas visas, kas vyksta ir ką daro, žinai, žmonės. Ir net be jokio tokio, žinai, gal kažkas ir nespecialiai, nes faina, žinai. Nors nežinau, kaip iš tikrųjų yra, nu, bet faina, nu, visi joja, tai ko man nepajot, žinai, ir tokia masė. Aha. Ir nesvarbu, kad tu ten mama ar ten ką, nėra skirtumo. Ir nesvarbu paskambinti, paklausti, kaip yra iš tikrųjų, nes aš ten gal pasimečiau informacijos sraute ir prikurtų antraščių, žinai, sraute, kaip ten yra iš tikrųjų, Julija, kaip tu jauties, kas vyksta. Buvo, kad kažkas skambino? Ar daug? Ne. Viskas atsitraukiau. Aš absoliučiai atsitraukiau, nes aš nesuvokiau nei kur aš esu, nei kam aš visą tai dariau, ką aš dariau visus tus metus, iš vis kam aš lindau į tą viešumą, kam man viso to reikėjo, žinai. Tai aš tiesiog norėjau atsitraukti, kad susivokti, kur aš esu ir ką man toliau daryti. Ar aš noriu ten pat būti, žinai. O žmonės atsitraukia, aš gal labiau turiu omeny žmonės, kad kai tu sakai, kad kažkas paskambintų, paklaustų, kaip tu jautiesi. Žmonės atsitraukė tuo metu? Buvo, kurie padėjo, bet buvo, kurie ir visiškai matėsi, kad, žinai, gal net džiaugiasi? Tipo, kažkaip čia jai pavyko sufeilinti, nu tai bravo. Tai aš tai pasidarysiu reklamos ant to, aš tai kažką ten dar pajosiu, dar kokią antraštę gerą parašysiu ant jos, o aš tai ten iš vis kas, jinai ten iš vis, nu, va, tas toks labai pasijautė, kur, nu, wow. Bet iš tiesų, žinai, labai, Julija, turbūt, sunku suprasti, kai neatsistoji tuos batus, ar ne? Ir kažkam, žinai, pasakyti kažkokį tai žodį labai lengva, o tu tuose batuose stovėjai. Ir aš galvoju, kai tu sakai, kad yra tas jausmas, jog tave nuleidžia kaip vamzdžiu ir tunelis toksai, žinai, o kur ta šviesa jo gale. Tai aš galvoju, kaip tu išsilaikiai, kad atsirastų ta stiprybė, šviesa. tai tik vyras ir tik dukros. Žinai, nes mes kartu per tai ėjom, kartu tai sugalvojom, viską padarėm taip, kaip turėjom padaryti, sąžiningai ir atvirai, žinai, tas žmogus dar, sakau, man iki pačios dienos rašo, žinai, kur laimėjo mašiną, kad, nu, tu man realiai išgelbėjai gyvybę. Nes man buvo absoliučiai, ir kas čia viskas, kas nutiko, sako, aš nežinau, kaip tu ištvėrei, sako, ir tie visi sutapimai ir visos tos nesąmonės, sako, aš nežinau, kaip tu viską pakėlei, sako, bet tu man realiai išgelbėjai gyvybę, nes man, sako, buvo, nu, gili depresija. Ir čia tiesiog atsitiktinumas vėl teisingai, kad būtent tas žmogus, žinai, kad būtent taip, būtent tokioje situacijoje, bet ačiū Dievui, jis, žinai, tarsi kaip dabar dėkoja, tai kiek metų praėjo jau. O tu pati, iš tiesų, sakai, padarai didžiausią dalyką, tai atsitraukiai, toks buvo tavo sprendimas, iš tiesų atsitraukiai, tu ir socialiniuose tinkluose nebebuvai aktyvi, tu niekur neėjai, nedalinai jokių interviu, tiesiog pasitraukiai. Tai buvo toks tavo sąmoningas sprendimas ir tada susikoncentravai į vyrą, į vaikus, į save ir išbuvai. Į save. Į save labiausiai. Susikoncentravau į save, galiausiai susirinkti visas psichologinės žinias, kas apskritai vyksta ne su manim, bet apskritai, kas vyksta su žmogum ir kaip viskas, visi procesai pas mus, žinai, tiek smegenyse, tiek širdį, tiek kūne. Tai aš tiesiog labai stipriai norėjau investuoti į save. Labai stipriai. Rasti visus atsakymus, žinai. Ir galiausiai, žinai, man ko pritrūko tada. Tai realiai man pritrūko visus, man atrodo, kaip sako, žinai, būtum komikas, tai galėtum pasijuokti iš savęs atsistoję, žinai, ir toliau važiuoti. Arba būtum labai nagla, galėtum tiesiog visus pasiųsti ant 3 raidžių ir savo daryti toliau. Bet kada, aš esu, kas esu ir kaip gebu, taip, žinai, taip tvarkausi su ištikusiom tokiom, žinai, situacijom, tai man tiesiog atrodė logiškiausia saugant save ir savo šeimą iš vis atsitraukti ir tiesiog mokytis. Mokytis, pažinti save normaliai. Kaip ką, kad manęs daugiau gyvenime niekas nebepastumtų. Tai žinok, dabar, jeigu atsitiktų tokia situacija, va dabar, tai patikėk manim.
kaip aš atstovėčiau savo teisybę, tą, kurią tada, žinai, stovėjom, kaip sakant, kultūringai atstovėjom su vyru, žinai, ir bandėm, kultūringai bandėm viską, žinai, ir, nu, taip, tarusime, tvarkingai viską bandėm, žinai. Tai dabar patikėk, nes ką reiškia sąmoningumas? Kaip pat mes ir moterų grupiai, žinai, kur dabar vedu, labai tokia aktuali tema paskutinės savaitės. Sąmoningumas tai nereiškia, kad tu visus priėmė aplink save ir galvoji, aš tai jau sąmoninga su savim padirbėjusi, žinai. Ir aš suprantu, kodėl jis piktas arba kodėl jis ten man ką nors grubiau pasako, žinai. Ir tas nutylėjimas ir tas priėmimas visų kaip yra, tai nėra sąmoningumas. Ir nėra mokomosi dėl to sąmoningumo ir nuo savęs pažinimo. Ne dėl to, kad palinksėti, žinai, aš sąmoninga, žinai, tiek to, tas žmogus eina savo kelionę, aš būsiu, žinai, ten tolerantiška jam. Tai sąmoningumas ir yra atstovėti savo orumo ribas. Štai kaip. Nes kai tu myli save, tu neleisi niekam, kai tu myli save pakankamai ir labai aiškiai žinai, kas esi, gyvenime nebeleisi niekam užlipti ant galvos. Gyvenime. Jokiais būdais. Nei antraštėmis, nei per socialinius tinklus, nei per video, nei ten per karą. Nu, apskritai, tu atstovėsi, nes tu labai aiškiai turėsi savo stuburą ir žmogus aiškiai labai žinos, kas jis yra ir kur yra ribos, kada dar kažkas kažką gali pasakyti apie jį, o kada negali. Tai aš to stuburo neturėjau, dėl to ir leidau, žinai, ten. Bet kaip keista, įsivaizduoji. Pilti ant savęs belenką, kas ką nori. Šiaip realiai tai reikia būti einant į viešumą, ką dabar, ar ne? Dabar tai aišku, man jau nebebus dėl ko pykti, žinai, nes, nu, tiesiog, nu, mano visai jau kitas požiūrio kampas, žinai, yra. Ir labai aiškiai yra išgryninta, ką aš darau, dėl ko, žinai, man pačiai. Bet šiaip realiai žinot visiems reikia, kad kas eina į viešumą, tai reikia būti labai naglam. Bet labai aiškiai, naglam ne dėl to, kad aš prisikėlęs ir išdidus, bet naglam dėl to, kad aš esu susividuj, nes ir aiškiai žinau, kas esu, ir nesvarbu, kas apie mane ką sako, ir kaip norės iš manęs pasipalnyti, pasijuokti, pasidaryti ten kažką, reklamą iš manęs, žinai, ir dar kažką, pavaryti ant manęs pajot, aš visą laiką aiškiai turiu savo aiškų žodį ir, žinai, visą laiką galiu viską atsakyti, taip kaip yra. Tai va čia va yra must, einant į viešumą. Tada nebus va tokių nuoskaudų kažkokių, žinai, man asmeniškai, mano atžvilgių net nebūtų buvę. Jeigu aš tą stuburą būčiau turėjus jau tada. Bet sakau, tas ir keiščiausias toks momentas, Julija, kad tuo metu man, pavyzdžiui, net nebuvo kilusi mintis, kad tu neturi to stuburo. Man tu kaip tik visada atrodai tokia, žinai, nu, jau kas, bet Julija tai moka už save pastovėti, žinok. Man irgi taip atrodo. Nu, va, būtent, matai, tas išorinis visas sukurtas toksai dalykas ir čia turbūt vėlgi ir ar socialinių tinklų įtaka, ar apskritai to viešumo dalykas, nes visada atrodai jau mokanti už save pakovoti ir pastovėti, jau tavęs čia niekas po kilimu nepakiš. O viduj matai, kaip būna ir va, kartais turbūt, aš net galvoju, nežinau, kokia tavo nuomonė, bet gal kartais įvyksta dalykai tam, kad jie turėtų įvykti ir kad štai ateitų tam tikri suvokimai. Net ne kitiems, o tau pačiam apie save. Čia apie kitus net nėra ką kalbėti. Gyvenime neverta nei vienos minutės gyventi dėl kito žmogaus. Apart savęs. Tik dėl savęs. Tik dėl akimirkos, kad aš pati esu laiminga čia ir dabar. Tuo, kuo esu ir tai, ką darau. Tada visi laimingi. Ir kiti tada yra laimingi, žinai. O ką tu sakai dėl to įvaizdžio, tai pas mane ta mergaitė maža labai stipriai, žinai, buvo sudirginta, kur ta dar ta neišdirbus tų savo traumų ir kur ten tiesiog aš stipriai, aš varau, žinai, aš čia galiu, žinai, ir pas mane tas buvo, aš įrodysiu, kad visi, kurie sakė apie mane ten, kad iš manęs nieko nebus, tai aš dabar čia visiems parodysiu, kad aš čia tokia ir tokia, žinai. Nu, realiai, nu, tai irgi kažkur lūžio taškas tai yra, kai nėra to vidinio stuburo ir tų įrankių psichologijai. Ir tas lūžio taškas įvyko. Ir aš nieko kitaip nedaryčiau. Ir kaip tu sakai, ne dėl kitų, o dėl to, kad ir mano santuoka, nes mes nuėjom ir su vyru ir Da Vinci tada mokytis, ir tada aš dar ir neuroedukaciją. Ir tada dar gyvenimas šiaip, kur leidau pagyventi savo, niekam nieko neįrodant, o tiesiog besidžiaugiant ir nebesigydant ten jokių traumų, nebesikapstant ten po nieką, kas ten toj praeity buvo. Tai žinok, tai šitas etapas man yra pats nuostabiausias gyvenime. Tai man pati aš žinau, kad tai ten, žinai, vieni ten, žinai, sako, skamba banaliai ar ką, bet tai
patikėkit manim, tos visos pačios šlykščiausios, tragiškiausios patirtys gyvenimo, jeigu mes tik suvokiam, kad tai galim paversti pamoką ir stiprybę, tai tik tai, žinai, vos ne, duok tu man tą pamoką, tik palik mane gyvą. Aha. Kad aš galėčiau išmokti ir, žinai, ir toliau tada gyvensiu savo tuo dar vienu stuburos lanksteliu, žinai, stipresniu ir į priekį. Nu, nes tik tada atsiranda tas tikras gyvenimo džiaugsmas. Tik tada jis atsiranda. Kitas dalykas, ne visiems pavyksta, ar ne? Ne visiems pavyksta iš tam tikrų krizių pamokų, bet kaip tu sakai, išeiti su tuo sąmoningumu kažkokiu apie save ar apie savo gyvenimą. Čia yra irgi turbūt, bet kaip tu ir sakai, žinai, požiūrio dalykas. Pasiryžimo klausimas. Jo, valios, stiprybės ir gebėjimo turbūt, na, sąmoningai pažiūrėti tai, kas vyksta, ar ne? Nes kai tu esi kažkokioj krizėj, kažkokiam labai sudėtingam dalyke, tai ne visą laiką gali, tai, žinai, įjungti tą tokį toliaregišką matymą. O gerai, man čia pamoka, dabar imkim kuo daugiau šūdo, kuo daugiau sunkumo. Tas suvokimas vis tiek jis ateina per laiką. Taip, vat, ir čia, žinai, neišsigąsti, vat, ir truputį išlaukti, žinai, ir tada pabandyti pažiūrėti kitaip. Nu, blemba, tikrai man žiauriai dabar nepasisekė, nu va, viskas atrodo byra, va, ką čia tiek metų kūriau, čia dabar visi apie mane kalba, ne, aš čia varau per emocinį tunelį žemyn, bet palauk, kaip iš to, kaip į kur tai mane nuves? 3 metų atsakymas. 3 metų buvimo su savimi ir investavimo į save atsakymas. Atėjo po 3 metų tas suvokimas, kad tai, bet jo, pažiūrėk, kiek aš tas per 3 metus tiek daug nuveikiau, žinai. Kiti universitete mokosi 10 metų kažkokio tai dalyko, žinai, ir dar 10 metų įgyja praktiką, o aš esu beproto dėkinga, kad man per tokį trumpą laiką gyvenimas tiek daug. Ta prasme, žinai, jeigu aš tikėčiau į reinkarnacijas ir visas sielos ten tuos visus dalykus, tai aš sakyčiau, nu, kietai pavariau pasirinkdama šitą gyvenimą. Tikrai. Ir negaliu atmesti to, nes aš nežinau, kas ten po tos mirties yra. Gal ir yra, žinai, viskas ir tos sielos, ir tos reinkarnacijos, bet aš spaudžiu savo ranką realiai, va, tai sielai vidiniai, kuri dabar pas mane yra, kad jinai pasirinko per tokį trumpą, nu, kas čia tik blyksnis amžiuose, teisingai. Kad jinai pasirinko visą šitą išgyventi ir kad dabar aš galiu gyventi va, tokioj kokybei. O kaip galvoji, va, pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie, nu, va, dabar klauso tavęs ir nemato, kad tu po truputį grįžti ten į socialinius tinklus, esi aktyvesnė, žinai, va, pradedi karts nuo karto eiti kokias laidas. Oi, Julija, čiagi viskas yra fake, tu vėl darai kokį nors fake dalyką, čia va dabar bandai per sąmoningumą save pateikti, čia visą, tau rūpi tokie dalykai, ar girdi ką nors va tokio panašaus, kad kažkas vėl pradės vertinti tavo pokyčius, tavo pasikeitimus, kaip dar vieną, na, kokią nors ten, žinai, socialinių tinklų kampaniją. Restartini save dėl kitų, ne dėl savęs. Tikrai nuoširdžiai tą pasakyti. Nu, pasakyk. Man tikrai nė velnio nerūpi. Va, o kodėl? Kodėl tau nerūpi? Kaip tau gali nerūpėti, Julija? Žmogus, kuris jaučia daugiau širdimi nei protų ar vidinių baudėjų esančių viduje ir piktų žmogum, tai jis ir jaučia ir ateina pas mane. Ir mano, nežinau, mintis, kuriamis aš dalinuosi, žinai, ar postai, ar mano va šitas interviu, ar kitas interviu, man nėra labai didelio skirtumo, ką apie mane pagalvos. Ir aš to nedarau dėl laikų, jo lab, žinai, šiai dienai, ką aš dariau prieš tai, nes mano socialinis gyvenimas tikrai buvo, žinai, konkursiukai ten, apsikeiskim ten followeriais, nu tai va, tarkim, ar ne, ir pasiekmė kažkokia. Arba ten, nu tai ta prasme, nu viskas buvo daroma, nes tai buvo nauja, tas Instagramas pats buvo naujas ir labai buvo didelis konkuravimo tas tarp, ir dabar jis tikriausiai yra, tik tai aš jau nebe tame žaidime, nes man nebeįdomu tiesiog, žinai. Tu išėjai žaidimo, bet taisyklės mažai pasikeitė. Aš tikiu, aš matau, kas darosi, žinai, kiek mane ten be pasiekė, nes aš irgi labai atsiribojus esu nuo to turinio, žinai. Ir aš tai manau, kad man svarbiau yra daryti dėl to vienos, ką aš pasiekiu su savo žodžiu, veiksmu. Žinutė kažkokia. Žinutė.
negu dėl 1000, kas stebi mane, nes iš tikrųjų, žinai, stebi tai, vat, net ir dabar mano Instagramą, stebi tai nemažai žmonių. Taip. Ir aš galvoju, nu, bet iš jų visus, nu, kuriems realiai rūpi, ką aš sakau, tai gal, nu, 5 procentai. Tai kur man pastoviai atrašo, kur, žinai, ten paklausė kažko, žinai, kur yra tas feedbackas vadinamas, nu, va, tas grynas toks, bet tai yra daug, tai yra labai daug ir tai yra pakankamai. Man tai yra pakankamai. Tai Julija, aš neįsivaizduoju, žinok. Man atrodo, kad mes galėtumėm taip, nu, kokias taip 3-4 valandas, ar gal net ir iki ryto, kalbėti apie tavo keliones ir tavo visą šitą augimą. Man atrodo, kad šiandien tu esi rami, laiminga, visame tame, ką turi. Ir netgi baltas pavydas tau toks yra, žinok. Nesakyk šito dalyko. Net balto negalima sakyti. Nei balto, nei juodo, nei rožinio. Nesakyk, Renata, šito žodžio. Gerai, aš atsiemu. Man čia, žinai, kaip tas, kaip trigger sumuša. Žodis pavydas? Ar žinai ką, aš džiaugiuosi už tave. Jo, va. Žiūrėti į akis ir pasakyti, aš džiaugiuosi už Gerai, tave. viskas keičiu šitą, ačiū. O žinai, kai aš pasakau, o žinai, Renata, dar koks dalykas yra, aš kai pasakau, ką nors, pavyzdžiui, nu, tokia nesąmonė, išsprūsta iš vat, senų kažkokių ar ne, tenai nusistovėjusių, gulinčių, žinai, pasąmoniai lentynai koks nors ten. Ir aš tokia, atšaukt, visą laiką, žinau. Ir vyras girdžiu, važiuoja kažką pasakau, ai, nu nesąmonė, čia atšaukt. Atšaukt. Gražinkit. Tada tu duodi savo neuronam naują jungti, kad, čia kažkas, ne tai, kad, žinai, pakeičiu, bet dar biški padirbėjau su savim, kad atšaukt. Gerai, labai gerai. Tiesiog žmonės vietoj pavydo, bet kokio, sakau, tegul pažiūri žmogui į akis ir sako, Renata, aš džiaugiuosi už tave, kad tu esi sveika, kad tu esi įkvepianti, kad tu kalbini mus, va, visus čia ateinančius pas tave ir kad galim kalbėti apie prasmingus, naudingus dalykus, kur, net sakau, tas vienas žmogus galbūt išgirs ir jam čia bus, nu, įkvėpimas kažkoks, kažką keisti. Tai aš tau labai dėkoju ir prašau, priim mano padėką, iš širdies į širdį tau. O Dieve. Dažniausiai mano pašnekovai susigraudina, Vida. Pirmas kartas, kai mano pašnekovė mane privedė iki ašarų. Nes aš tave matau. Tai žinok, ir žinai, kas yra keiščiausia, kad iš tiesų, kai aš tau sakiau tą žodį, kurį paprašėjai atsiimti, tai jausmas tai ir buvo tas, kad aš džiaugiuosi. Bet vis tiek pagal tą seną programą išsprūsta vata, žinai, baltas, ten vata rožinis ar nedaug dievė, ten koks juodas sidabrinis. Tai va, išmokti pasakyti, kad aš džiaugiuosi dėl kito nuoširdžiai ir aš labai džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi dėl tavęs, aš džiaugiuosi dėl to, ką tu pasakėjai, aš džiaugiuosi, kad tu šiandien čia atėjai. Ir aš džiaugiuosi, kad visa tai, ką tu kalbi ir kad ta energija kažkokiu būdu per tas kameras persido žmonėm. Ir netgi tiems skeptikams, kurie galvoja, kad žmonės nesikeičia arba negali pasikeisti. Mokslas jau įrodė, žinok. Kad pokyčiai vyksta. Kad žmonės keičiasi ir naujos neuronų jungtis pas mus mezgasi visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Čia neuroedukacijos mokslas. Kokia paguoda. Kokia guodžianti žinia, žinai. Julija, pasakyk, kad svarbiausias šiuo metu dalykas tavo po širdim, nu nesvarbiausias, vienas ir svarbiausias, ar ne? Telpantis į viską, taip. Telpantis į viską. Bet tu prašai manęs atsinešti daiktą. Taip, aš prašiau, ar tu atsineši. Ir aš ilgai svarsčiau, galvoju, kas tai per daiktas. Ir aš tikrai galvojau, koks geras, toks, koks įdomus, toks, ar ne, toks požiūris pasakyti, žmogui atsineš daiktą, savo brangų arba nebebrangu. Ir tada, nes aš visą laiką, žinai, mąstau, aš analizuoju, žinai, ten, ne taip, kad ten pasiimsiu kažką, žinai, kodėl man nekyla ranka jokio daikto pasiimti. Nu, galvoju, aš viską turiu, ko man reikia su savim. Vadinasi, realiai, daiktas, kurį aš nešiojuosi su savim, nuolat ištisai, yra mano galva, ant pečių protas, žinai, širdis, kūnas. Ir tu labai gražiai pasakei, tu atsinešiai čia jau brangiausią daiktą, žinai, kokį tai gali atsinešti moteris, žinai, vos ne. Tai šiaip iš principo tas pats geriausias ir prasmingiausias daiktas tai yra mūsų protas. Man atrodo, man asmeniškai tai mano protas, man daugiau nieko nereikia. Tavo išmintis. Kažkokio tokio, žinai,
Bet pas mus materialaus. Su vyru toks ir yra anksčiau, bet pavyzdžiui, anksčiau norės. Nu čia, sakydavau, Laurinai, nupirkim kokį brangų deimantą, kad liktų relikvija dukrom. Dabar man tai skamba juokingai. Dėl to, kad žinau, kad didžiausia relikvija mano vaikam, tai bus mūsų pastangos ir mūsų kasdieninis darbas, žinai, su jom kalbėti, užauginti jas kiek įmanoma emociškai stabilias, gražiausių vaikystės atsiminimų pripildytas, kuriais iš kartos į kartą, kur paskui, žinai, sakys, o mano mama sakydavo, žinai, ir pasako kokią nors išmintį, žinai, kur iš tikrųjų privers susimastyti vaiką. O tada sakys, o mano močiutė promočia, tai va, man atrodo, kad čia yra tai, ką mes turėtumėm investuoti ir nešioti su savim, žinai. Čia yra tikrai emociniai deimantai, ar ne? Taip. Pačios aukščiausios ir geriausios prabos. Bet žinai, bet man tas suvokimas, kad nematerialūs daiktai, čia irgi buvo mano gyvenimo pamoka. Tu gal nematėjai mano, nes aš nesidalinau. Prieš, gal kiek dabar 2 metų? 2 metus aš buvau išvykusi į Toskaną ir Toskanai, žinai, kaimo takelis, juos tai priekį ir juos tai atgal, žinai, va taip važiuoja mašina, aš čia namai. Ir priešais užmigo vairuotojas ir trenkėsi kaktomšą į mano mašiną. Ir su malūnsparniu mane išskraidino į Toskanos, ten, žinai, kažkokią tai sieną ligoninę, žinai, ten man labai laimingai baigėsi. Įsivaizduoju, aš išlipu iš mašinos atsigulu. Žiūriu į dangų, matau žydrą dangų ir sakau, ačiū Dievui, aš gyva, man daugiau nieko nereikia. Žinai? Nu, tada apsižiūrėjau aplinką, žiūriu visi gyvi. Tai visi gyvi ir aš gyva, daugiau nieko nereikia, viską išgyvensim, kad ir kas čia bebūtų, kad ir kaip čia kas bebūtų. Ir tada, žinai, pragulėjau parą ligoniniai, mane visą prašvietė, viskas tvarkoja, labai laimingai. Baigėsi laimingiausiai, kaip tai galėjo būti. L1 lankstelis stuburo įlūžęs ir guliu ligoninėje ir turi vyras atvažiuoti manęs. Skrenda vyras jau ten naktį, žinai, derinasi skrydžius ten per kelis miestus. Skrenda, kad mane pasimtų, nes aš labai sunkiai vaikščiau, žinai, kelias savaitės su įtvarais. Ir tada aš supratau, kai jisai atėjo ir aš jį pamačiau, žinai, reanimacijoje, tam priimamajam gulint, pamačiau jo siluetą, nes aš jo taip laukiau, tas 12 valandų, žinai, aš jo taip laukiau, man daugiau nieko nereikėjo, tik tai jį pamatyti, nei vaikų, nei ten kažko kito, nu nieko man nereikėjo, man reikėjo tiesiog pamatyti jį. Ir pamačiau siluetą, tai net sucipiau ant to viso, žinai, ten visi gydytojai jau ir taip ten, žinai, žiūrėjo, kokia čia avarija per žinias rodė, žinai, liko gyvi, žinai, visi ir wow, žinai, čia jau taip visi šnekėjo, dar aš sucipiau, tai dar, žinai, visi žiūri taip į mane, paėmiau jo ranką, o mano vyras santūrus ganėtinai. Meilė, viskas gerai, aš jau čia su tavim, prašau, paleisk ranką mano, prašau, paleisk mano ranką, žinai. Tai aš supratau, kad man pats brangiausias dalykas, tai va, mano rankos, jo ranka. Bet tada supratau, kad jokie materialumai ir niekas kitas nėra taip brangu, kaip reikiamai vietai, išliekant gyvam žmogui, reikiamas žmogus šalia, žinai. Tai čia dar mano didžiulė meilė ir mano didžiulė padėka mano vyrui, žinai, ant kiek mes esame laimingi vienas kitą atradę ir padirbėję ir užgyvenę visą tai, ką dabar turim, žinai. Oi, ačiū aukščiausiajam, kad visą tai... Kad visą tai vyko taip, kaip įvyko, ar ne? Ir su tokia tikrai laiminga pabaiga. Labai laiminga. Aš labai tikiuosi, kad prie to jūsų nuostabaus ryšio, kurį jūs sukūrėt, kūrėt ir vis dar kursit, prisidėsiu šiandien savo dovaną. Oi! Romantika.lt Julytė. O, vaikyt! Nesvarbu, kad pupsikas. Nesvarbu, galima ir su pupsiku paromantinti. Galima. Aš manau, kad jums tos romantikos iš tikrųjų netrūksta, bet paįvairinti ją ir dar paturbinti ir pagilinti visada galima. Tikrai. Visada galima. Tai štai, nuo romantika.lt jums dovanų kuponas, galėsit su Laurynu kartu įsirinkti jų e-shop'e, ko norit, kas jums patinka, ten visko. Aš jau žinau, ko čia jau žinai. Galvoju, tai dabar kaip tik ant to. Ir nuo sekso žaisliukų, ir nuo įvairiausio apatinių, ir nuo skanių dalykų. Nu, vienu žodžiu, čia jums, mėlyjeji. Labai dėkoju. Tai dar tik tai tokia labai gera žinia, kad visiems ir pasikalbėkim žiūrovams ir jūsų šeimai, kai išnaudosit kuponą, romantika.lt dovanoja 20% nuolaidą visam asortimentui su kodu RENATA.
Štai, aš esu romantikos fėja, Labai. mylėkitės ir mylėkite. Labai gerai. Labai gerai. Aš manau, kad tai yra svarbu. Nežinau, ką sako neuroedukacijos mokslas, bet man atrodo, kad kai žmonės mylisi ir myli, vyksta fantastiški dalykai Labai gerai, mūsų smegenyse. Nevartoji kitų ten tų žodžių, žinai, ten kokių iš visokių, o sakai, mylėtis ir kaip ten dar sakai? Ir mylėti. Va, tai čia svarbiausia. Jeigu mes iš to darom seksą, nu tai fantastika. Gerai. Darykit. Užsiminiai, kad 4 dar labai tau čia kažkur ten materializuojasi. Kad nebebaisu jo. Jau nebebus baisu, o gal šitas dar padėsi, žiūrėk, ir dar 5. Ir aišku, Julyte, aš neišleidžiu savo nuostabių pašnekovių iš studijos be nuostabiausių gėlių, kurias visada pačias šviežiausias, gražiausias ir kvapniausias pristato Gintarės gėlės. Šitą nuostabių pokštę tau. Labai dėkoju. Prašau. Oi, Renata, Priimki širdies į širdį. Daug apkabinsiu tave. Ačiū labai. Dar kartą ačiū mūsų laidos draugams ir romantikai.lt ir Gintarės gėlėms ir žinoma Vilnelės dirbtuvėms, kad štai šitos nuostabios kėdės patogios, geros, nugarytei. Man su pilvu iš tikrųjų labai patogu, žinok, net nebuvo jokio tokio, kad, kažkaip norėtųsi pasitaisyti. Tai va, ačiū Vilnelės dirbtuvėms, užsukite į jų profilį ir Facebook'e, ir Instagram'e, pasižiūrėkit kokius nuostabius baldus, šaunus ten vyrukai gamina. Ir visas pasikalbėkim laidas jūs žinote, kur rasti. Ir portale TV3.lt, ir TV3 Play platformų, ir YouTube. Žiūrėkit, kiek tik norit pasikalbėkim. Ačiū, Julyte. Gero tavo vaikelio atėjimo. Ačiū.